kokį dūmą paleido. Liepos 28, o prasidėjo taip. Vakar pliaže 5 valandą gulėjom, deginomės, važiuojam. Tai va, dabar jau 6:24 ir mes prisipylę pilną kūrą bako, važiuojam. Pilną baką kūro, važiuojam. Į Zakopanę. Važiuojam į Zakopanę. Bent jau planuojam važiuoti, nes pasižiūrėjom, kad visą savaitę lietus, nu tai suprato, lietus. Kai bus, žiūrėkite. Laukite tiesiai. Gera atostogų pradžia. Pilna, kaip iš kibiro. Mane? O kas belieka, Taip. Nu, bet saulė bent jau į akis nespiga. Taip pat atostogos prasideda. Ir jeigu nori iš jų, vėl tą. Taip, ir mes išvarom į kalnus. Iš tikrųjų šiaip tai esam labai didelioj nežinioj, nes nežinom, koks oras bus, kaip kas seksis, nes esu belenkai pavargus jau iš vakar ir dar turi lipti kalnus. Nu, bet bus gerai, Andrius sakė, panaš, duos alaus ir viskas. Dienos tikslas Kasprovo vierch, o paskui žiūrėsim kaip. Per vieną eisim barą ir paskui per kitą barą eisim. Tai ne į barus, o į kalnus. Į barus eisim. Kokie mes alpinistai? Dabar yra kiek? Pusė 11. Tai jau tikrieji tie yra išėję. Taip? Nežinau. Taip. Praėjom 100 kokį metrų. Nu ir pasikeitėm jau aprangas. Nes prisidėjau labai daug drabužių, noriu visus juos šiandien išbandyti. Tai va, žmonių. Tuntai. Saulė šviečia. Bus gerai. Aišku, ir lietaus gausim. 100%. O tai kai ką, netvažiuok metus. Ir Kužnicai pastatė kažkokį su balkonu. Nerealybė. Kas čia autobusų stotis kažkokį. Tai va. Kelias į funikulierių Kasprovo vierch. Bet kadangi mes esam tinginiai ir tingim keltis su funikulierium, eisim peškom, ne? Jo, džiaugiamės. Tiesiog trykštam. Čia, dešiniau. Kužnice. Starto pradžia, kelionės pradžia. A, va ten. Jak się nazywa? Normalnie. Dziękujemy. Poczekaj. Normalnie. Poczekaj. Dzień dobry. Normalny 2 razy. 22, ne? 22. Turiu, aš kaip tik tualetę neišleidau 2. Tai kaip aš pagalvojau, tualetę neišleidau 2, o dabar mes turim už bilietą. Dziękujem. Nusipirkom bilietus, jūs įsivaizduojat, pabrango. Dabar po 11 zlatuchų, o anksčiau būdavo po 10. Dėl to, kad tiltą pastatė. Va, įsidėjau bilietus, dabar galim pakalbėti. Nu, tai kaip jūs gyvenat? Sunkiai. Negaliu patikėti, kad esu priversta kažkur eiti kalnus. Visai
negaliu sakyti, kad man tokių atostogų. Na taip, tai ne, tai gali sakyti. Nenorėjau tokių atostogų aš, bet va. Aha. Gavos kaip gavos. Geriau negu nieko. Šiaip aš aišku sekėjų klausiau, kaip jums sekas, bet nu. Gerai, kad bet smagu, kad aš esu tavo išsipasakai. vienintelė sekėja. Tu mano vienintelė sekėja. Ne, Daugiau net. aš galvoju, kad dar turi būti du. Saulė dar, jeigu kartu įsijungęs pats žiūri, tai Saulė taip pažiūrė. Na ja, ir aš turiu dar du atskirus IP, per kuriuos žiūriu save. Tai va, patys pirmi metrai yra labai patogus. Asfaltėlis, eik, kur lygiau. Asfaltėlis beveik išklots. O toliau bus matyti. Čia galima, aišku, laidais važiuoti. Jau minėjau, bet mes tai nevažiuojam laidais. Labai trumpą lazdelį jaučiu. Pasiėmiau, reikėjo imti ilgą. Ne? 3 metrų. Išsitraukiai ten. Kalno viršūnę pafilmavai nuo čia. O, kaip čia gražiai. Vau, koks upė didelė. Aš nieko negirdžiu, čia labai garsiai vanduo bėga. Nėra. Aš viens meškat esu čia. Ir kasgi, čia žinomiausias kalnų ekspertas. Eik savo. Total nesąmonė. Buvo parašyta, kad nuo Kužnicės iki... Nebegaliu žinau. 3 valandos kelio. 6 valandas eina. Va. Ta prasme, nereikėtų 2 žodžių sudurti. Tiesiog ten. Nu, žinau, nerimtai. Man per daug čia ekstremalu. Kai ramybė, ne? Po pusės valandos kelio įkopėm pagaliau iki to akmens. Tie ten tinginiai. Kaip iški man su dangum taip keista. Nes mums ten reikia. Nu į ką, nu ir naisim. Visiems yra įdomu, iš kur, pavyzdžiui, pas mane tokių minčių genialių atsiranda. O taigi kalnuose visa meditacija vyksta. Vat kad ir dabar paskutinės 3 minutės galvoju apie lygiai 4 žodžius.
Atsiprašau už mano ten šiaulietiškai žemaitišką akcentą, gal jūs ne visi suprasit, bet bir. Nu, nefainiai. Mielas elniau, briedis alus. Nu, čia kodinis žodis, kai mes buvom dar Lietuvos kariuomeniai, kai tarnavom, tai mes visą laiką sakydavom. Bir. Nu. Žodžiu, einam toliau. Ir dar, kol kasetė yra laisvos vietos ir akumuliatorius neišsikrovė, tai pagalvojau, kokio velnio žmonės eidami į tuos miškus neša tualetinį popierių. Tai vis tiek jau po meškos, tai tau nebebus kada ten nusišluostyti. Geriau pasimkit vienkartinį nusinaičių nosį išsišnipšti, nes paskui eisit arba kaip bomžas. Tai va, taip va bus. Mielas dienorašti. 36 minutės. O, čia gal reik nufilmuoti. Va ten ir lipsim. Tiesiai va. Tai va, tęsiam mintį. Mielas dienorašti. Einam 36 minutės, o jau spėjom mirtinai susiginčyti. Kokia avalynė iš tikrųjų yra geresnė? Ar tokia, kur sveria 5 kg ir apsaugo kojas? Nu, žygių batai. Mid-high. Nežinau kaip vadinu. Ar lengvi sportbatukai? Mėlsekėjėliai. Parašykit komentaruose. Nes aš nebegaliu ginčytis iš tikrųjų. Proskina baigės. Prasideda vėl gudus meškų prisotinti miškai. O grožis, neišpasakyts. Kelias pakankamai vis dar lygus. Buvo viena atkarpa truputėlį statesnė. Tai papuškavom. Ir kad Dainora mane įstūmė. Būčiau neįlipę. Reikia, kad meška neužpultų. O dabar vėl pakankamai gerai. Einam 42 minutės. Lygiai maždaug. Kodėl man ta kamera vėl kitą įsijungia? Gal matyti, kad dėl to. Ir O, tą raudoną jums geriau noriu. Lifehackas. Kaip tik šiandien pastebėjau kalendorių atsidaręs, kad šiandien lygiai 20 metų, kaip aš reguliariai vaikštau į kalnus. Ir atradau šiandien. Gerkit daug vandens. Ir ne tik paprasto vandens, pasimkit mineralinio. Reikia užsukti. Jo. Ir dar geriau būtų su elektrolitais. O jeigu supjaustytumėt cepeliną, tai iš vis būtų afikinai. Bet į vandenį tik nemeskit. Ir dar. Jo. Palauk, neperturink. Jeigu aš būčiau ten koks nors AV, PŠ, VŠ, ar koks kitas youtuberis, nenoriu viešinti jų vardų, Aurimas Valujavičius, Paulius Armoška, Vaidotas Šimašis, tai va, tai aš tų nenoriu viešinti. Tai gal kas nors man ir galėtų sakyti, kad aš negerai filmuoju. O dabar man kaip pasako, kad aš grybų karą prifilmavau, tai čia ačiū už komplimentą. Koks grybas, tokie ir filmai. Jūs nejuokaukit. 54 minutės mes einam. O iki čia liko valanda kem 5. Oi, su kuo aš čia kalbu? Ką? Polga džinį? Neįmanė, filmuok. Va, mes per ten galėtumėm nusileist, matai? Toks zigzagiukas, kur eina. Tai va, eilinį kartą pasikeičiau savo outfitą. Tai dabar galiu
Jo. Atė. Nu ką, prasideda, ne? Truputėlį. Statiau. Ne, bus blogiau. Bet, nu, toks panašiai. Žingsnėvimo ypatumai. Priekį matot eina žmonės ir daro labai didelius žingsnius. Aišku, čia kas eina daug į kalnus, kas eina į kalnus, dažnai tas gal jau pats patyrė. O kaip reikia eiti? Matai. Mažais žingsniukais kaip aš ir matai. Mažais žingsniukais. Jo. Čia, taip. Nes va, jeigu matot didelį laiptelį, tai geriau padėti 2 mažus žingsnius negu vieną didelį. Sutaupysit raumenų, jėgų ir viskas, daugiau nieko nesutaupysit. Dar vienas patarimas. Yra pagrindinis kelias. Ne, tai tu viskas gerai eini. Va, visi turistai eina tais pagrindiniais. O geriausiai eiti va čia, kur tu gali kontroliuoti savo žingsnio. Taip, va. Jei matot, jie yra priversti dėti koją ten ant kiekvieno laiptelio, o čia tu gali mažais žingsniukais, kaip tau patogu. Turi laisvę. Tik saugokitės slidžių šakų. Girdit? Bita žudikės susikūrė avilį savo ten viršuje. Kažkokios tai piktos bitės. O nesunku pranešti? Ne, nesunku, bet karštin. Vat nuvarčiau išnaudą. Matai, man maikė. Grubiai 1,5 valandos kilimo, niekaip neišeinam iš miškų. Nu, bet aišku, jau eglutės mažėja. Buvo kažkaip aukštį rodo 1,550. Nu, mano laikrodis biškai gal grybavo plius minus 30 metrų paklaidą. Tai pusę kalno įvanojom. Nu, pusę kalno, 500 pakilom. Da, grubiai 500 liko. Terasą pastatė, namą pamiršo. Nu nieko, kitą kartą. Zakopaniai matom saulė šviečia. Mes lengvų nesirenkam kelių, taip? Čiu. Dar į viršų, į apačią. O, kokia graži tavo maikė. Ja. Graži maikė, sakau. Tai ką, kelias lengvas, nei pompos. Nu, čia užsienietiškai šnekėjo, jeigu įsirašė, tai, nu, ta prasme, alles klar, aš nežinau, kaip čia išversti į lietuvių kalbą, tipo, eik po Vilnių ar kažkaip. Trasa techniškai nesudėtinga, psichologiškai truputį varginanti, fitnesiškai kažką užknisanti. Sekite mūsų kanalą, laukite tęsinio. Nu ką, išlindom į kažkur biškį atvirą erdvę. Ten matos, nežinau, kur rodau, mūsų kelias. Ta prasme, ateit su Heru. Reik žiūrėti, kur ten rodai.
Jų. Visa Ukmergės panorama. Kaip Gali ant... normaliai nors kartą pašnekėti, ką nors rimtai papasakoti. Tai va, ten už kalnų nesimato Givonto. Yra kalnas Givontas. Ten apačioj... Man žiūri patinka, aš žiūriu kitų YouTube'us ir kai žmonės nusišneka, tai... Bet aš sakysiu, kad ten yra Murovanec. Nors gal ir ne. Parėjęs pajutubinsiu. Ir jeigu bus ne tai, parašysiu, kad aš kvailys. Mūsų draugas pareinava, puškuojantis. Nu, mes irgi ne kažką kitokie. Tai va. O iki viršūnės liko nei daug, nei mažai. Jau kalbėjom apie tai. Kiek galim tas pats per tą patį. Ir jums visiems kyla klausimas, kodėl aš filmuoju šią nuostabią damą. Jeigu pasakysiu iš užpakalio, tai jūs visi pradėsite tyčiotis iš manęs. Todėl, kad kontingentas tada žiūri labiau. Bliuom vakar, Gubalovka ten, jeigu kas matot anteną. Ten mes visą laiką einam gerti alų, o mes gyvenam ten prie tos antenos visai. Vos čiučiu drėgna. Jeigu aš nesimaučiau tą. Galėčiau filmuoti ir dėti į YouTube. Ką? Karšta. Einam pavyzdys, matai. Tai ten einam su gražiu vaizdu. Čia kaip tik yra persirengimo būdelė. Juhu. Nerealu. Nerealu. Aš namuose. Pagaliau aš namuose. Laikinai. Mano pašas jau užsmerčia, todėl pabėga greitai. Va, ten ne per seniausiai buvom prie to namelio. Hebra, man atrodo, Murovanec yra ten. O ten pameni, kur buvom su saulė pačioj, kur sėdėjom? Ne? O čia tai dėsim ant to viršelio. Gerai, davai, Veridenas, aš į apačią. Kada grįši? Kada grįši? Taip, per kur čia mes filmuojam? Aš nežinau, o taip filmuoju. Aš nesu bandęs taip filmuoti dar. Tokia visą laiką. Aš išvažiuoju kelionės ir tada pradedu testuoti kameros filmavimo sugebėjimus. O jei, įdėmė, filmuoju kitą pusę. Buvo taštas, galėčiau veikti. Tai taip ir bus. Nu, aš tau sakau. Ten nebuvo taip. Nu, tai tada nebuvo, dabar ir. Taip, nes nejaučia pabėgti, ne, prasidėt vėl. Ai, tu apie tai šneki. Ir galvoju, kad, kelio lygumas tas turi. Nelygumą, kad nebūtų taip. Aš supratau, jo. Pabiškai, aplinkui, galėčiau eiti pal. Dabar. Būtų dabar. Nu ką, nebedaug liko? Papam atsigerti, komiškai. Papušinti, o tiek. Dar ten neplat viršūnę. Aš šitą posūkį, kai pamačiau, aš galvoju, kad mes ten esame.
Bet kai išlindau, jo. Ne, žinau, kad į atvirą kažkokį turėjom mes išlys, bet aš kažkaip galvoju, kad mes aukščiau čia jau išlysim. Sėdit jūs čia ant sofos, žiūrit savo YouTube, akis gadinat, lašinius auginat. Ir nesuprantat, kaip čia gražu yra. Taip. Aš iš kartą atsiprašau, kad užvažiavau, bet žiauriai nervai paėmė. Kodėl jūs sėdit prie teliko? Nemokytais daug. Ne apie tai reikia kalbėti. Jeigu nori informacinį, bet kažką reikia pasakyti. Neturėsiu sekėjėlių. Na, gerai. Taip pat taip man. Antradienis 11 valandų. Kiek žmonių iš tikrųjų daug į darbą neina. Gerai, dublis 2. Jėzau, pažiūrėkit, kai čia gražu. Ir čia va pavargę, jeigu galit prisėsti, pavalginti. O ten galima eit kalnai. Ne, tai aš parodysiu. Čia mes beveik užlipom į Kasparovų virą. O ten Givontas už kalnų. Ten kelias eina į Givontą. O mes norėtumėm į tą kalną, kur irgi jo nesimato. Va tokia tai informacija. Tai kaip su lasdom lengva yra. Taip pat einu gal į... Na. Sakai, šiek tiek pasivaikščiau. Tai taip, tai čia ne darbs yra. Nu. Pradaryti? Ui. Jau. Grožis. Ne, čia dabar iš tikrųjų be bairių. Nu, žiauriai gražu. O čia gražu yra. Čia irgi gražu. Ir man sakė, jeigu aš noriu būti rimtas vlogeris, tai informacija turi būti arba juokinga, arba informatyvi. Aš jums tokį ir pateikiu iš tikrųjų. Juokinga informatyvę informaciją, kuria visiškai niekam nereikia. Čia koks kadras, aš noriu tave šiandien fotkinti. Palaukit. Minutėlę. Auj! Kodėl taip iškart nepersijungi? Jo, fuck. Ui, tu taip sakei? Aš žmogų filmavom. Dabar tu turėjai ten to keliu. Ten filmu, kaip kalnai matas gražiai. Taigi aš ką tik tu filmavau. Aš nusifotkinsiu, bet... Nenoriu būti pranašas Lenkijos šalyje, bet nuo Givonto biškį mes turim juodesnę perspektyvą. Netgi taip. Blemba, ir jisai ateina čia. O planas mūsų buvo nuo Kasparovų vėr eiti ten ir ten paskiau nusileisti į apačią. Nors iki to laiko gal praslinks tas debesys, ane? O, aš nebuvau išjungęs kamerą. O, gerai, kad nors vien kartais įsižinau. Nu ką, debesis vejasi. O,
Kai traukia? Nenori striukės dar? Nežinau, per kamerą matos, nesimato, viskas, čia pas mumis uždengs. Kai. Bet kamera gerai rodo, kiaurai per debes. Žiūrėkit, kas čia daros. Tai mes gitoj pasiklysim. Gerą. Bet matai, Zakopaniai ten saulė šviečia, tai šitoj nueis tas debesys. Viršūnės nebėra. Nu, jei nebereikės lipti gerai. Nežinau, aš jaučiu striukės nesidėsiu. Karšta. Taip. Pradė kaip aš. Taigi, tęsiam madų demonstraciją. Dar vienas rūbas iš Innovate kolekcijos. Tai yra visiškai ultralight striukė nuo vėjo. Ne nuo lietaus. Jums kyla klausimas, iš kur pas mane tiek daug drabužių? Aš turiu lagaminą. Tik nefilmuoju. Tai jau. Kažką apie nosinės aš buvau kalbėjęs. Nori? Tu nebetari? Ne, aš per video įrašą sakau, pasimkit nosinės, kad nereikėtų daryti. O dabar jau nebežinau, kaip ją išsitraukti. Einam vieni patys dykiniai. Matot, ne vieno žmogaus. Nes tai yra labai didelis aukštis. Viršūnė yra virš jūros lygio. Gerai. Kasprovo viršūnė yra 1987 metrai virš jūros lygio. Ten yra įkurdinta funikulieriaus galutinė stotelė, veikia baras, galbūt ir išmiegoti yra kur. Aš šitos informacijos netikrinau, užlipęs patikrinsiu. Tikiuosi, kad ši informacija buvo maksimaliai naudinga jums ir pakankamai juokingai papasakota. O, pirmą kartą mane jungia. Nors norėjau kitą pusę. Nerealiai. Nu, mistika tokia. Nežinau. Tai jo, tai vat būtent nežinomybė. Toks kažkokie siluetai, kaip per Silent Hill. Kodėl nepersijungi? Blemba, tie kabeliai tokie kaip Černobylio kažkokia tai zona. Aфиgenai. Matai, kaip aukštai lipti? Kur? Nu kur? Jo, matau. Žinot, dėl ko aš taip filmuoju iš viršaus, jo.
Dėl to, kad paspaudus mygtuką taip, kameros nereikia perjungti, tik mygtukas mano ant pirštas numiręs. O ne, jaučiu sudanį. A ne? Matosi, kas provai vėr. Kas? Palik sudanį. Ne. Čia švarus akmenys nusėdėti. Paskutiniai metrai. Paskutiniai metrai. Jo, tu šaunuolė. Nu, sakyčiau, nebuvo. Nebuvo kažkoks super didelis iššūkis, bet aš galvojau, kad bus lengviau. Vėjas baisiai šaltas. Baisiai. Nu, negi tu nori pasakyti, kad aš pasakyčiau teisybę. Gerai, easy kalnas, visiškai, net pompos negavau. Tai kažkam sunkiau, kažkam lengviau. Kažkas kitose srityse yra kietesnis. Man va taip visai gerai. Sorry. Kai nereali istorija. Užlipom ant Kasprovių vėrch ir žinau, kad buvo bariukas, buvo didelės raidės. Ar noriu apčiūžiu praškinti? Čia nežinau koks. Nu, žiūriu, niekur, nu nematau iš tikrųjų, ten neaišku, matysis, nematysis. Biški debesis prasisklaidė, girdžiu. Balsai jau netgi girdis. Kontūrai matos. Ir iškart sužinojom, kur galim nuo italaus atsigerti. Tai gerai. Apibendrina mane pusiaukelė. Kasprovui vėrch nuo Kužničės užėjom greičiau negu pagal nurodytus ženklus, nors nepasakyčiau, kad mes jau čia labai skubėjom. Tai per 2 valandas, kiek sakiau, kem 5, ne? O nuo Kužnicės buvo parašyta 3 valandas. 15 minučių. A, ką? Tai čia gerai. Tai nesam visai tinginiai. Ką? Jeigu be tavęs būčiau ėjęs, tai aš čia nebūčiau ėjęs be tavęs. Aš būčiau ėjęs kitur. Bet čia vis tiek fainiai, nes beje... Būtinai sakyt tą vis tiek. Ką? Būtinai sakyt tą vis tiek. O kad aš... Būčiau daryti kitur, bet čia vis tiek fainiai. Ne. Jau dėl to, kad... Ne. Tai va, būtent, kad tu mane dabar pertraukai, dabar atrodys, kad čia vėl šeimininis sparnis kažkoks tai yra. Nes ant manęs visą laiką pareikia kažkokius silpnukus, nes lieva, kaip lėta einam, ir dar keliai, kaip blogai, kad per mane turi įsėjti. Nė kartą nepasakiau į kamerą tokių žodžių. Aplinkui sakai. Nu. Tai va, vis tiek. Kasprovui vėrch buvau 2 kartus ir nė kartą nebuvau užkilęs į jį. Atspėkit, kaip tai gali būti. Todėl, kad aš jį nusileisdavau iš aukščiau. Va, koks čia turgelis gražus. Kasprovių vėrch. Tu nori nusifotkinti prie 1987 MNNP? Kur čia barsai? Tu čia kažkur? Nežinau, einam, pažiūrėsiu. Palauk, baras čia, tai čia gal ir įėjim. Va, rodiklė, baras. Kur baras, čia rodiklė, baras 1987. Nusišypso, kokia tu laiminga, aš tai nufotografuosiu. Va. Čikt. Palauk, kiek valandų? 16:10. Viena iš įdomesnių patirčių mano kalnuose. Nežinom, į kokį kelią pasukom. Nes va toks. Nieks nežino. Tikimės, kad į geltoną. Ir ne vieno ženklo aš nemačiau nuo Kasprovų vėrch. Aš einu, aš filmavau truputį. Bet kodėl ženklų nėra, aš nematau. Ko? Kodėl ženklų nėra? Ai, va, ten matau kažkokie jau. Jo, tokiam rūke, tai aš tik tai ežiukas buvęs. Nerealiai. Va, geltona, jo,
matau, kažkas geltonuoja, šviesuoja. Šiltą arbatą visada padeda. Bet irgi sakau, visada pirmą kartą geriu. Vėliau kaip šalta. Šalta, va, galia, va. Tokia. Štai kur geltona. Švinica? Nu, iš Vinica neikim. Ačiū tau. Gal atėfinti kovą? Jo. Davai, varom nebefilmuoksim. Nes aš šiaip... Čia japačia. Į viršų, jeigu taip lėtai, tai plūkšau garantuotai. Gerai, eina. Bet windproofą man reikia užsimažą. Ką? Dar, laikyk, susirenk. Mėgstink dar esi. Dabar aš suprantu dainos tą prasmę. Paskęs debesyse. Ane? Bet jie gal aišku ne tokiuose debesyse buvo. Nors gal ir tokiuose. Nu, dūm. Jūs pakilo atsikeltuvą ar užlipat į viršų? Jūs tikrai galvojat, kad mes tokie tinginiai, kad su keltuvu kiltumėm? Šimta viltį. Rimtai per ten pakilot pėstute? Ne, mes klipom per kitą pusę ir dabar leidžiamės per tą pusę. Buvo planas, aišku, važiuoti kažkur dar toliau, bet tai, kad nieko nesimato. Čia iš vis, kol išėjom iš čia galvojame, einam to keliu ar ne to keliu. Nu, šiaip čia debesys dabar, tik tai jau užėjo. Sakot, čia debesis. Nu, sunku pasakyti. Čia tiesiog ištrynė viską. Sunku pasakyti. Atsargiai, matot, šiek tiek minutės kelias. Taip, ir jūs atsargiai, nes iki Kaspro vierch dar 2 dienos kelio. Tai va, sutikau savo sekėjus. Labai malonu žmonės, jie visada man duoda like, subscribe ir pasišerina su draugais. Taip, kad ir jūs taip padarykite. Dar vienas, kaip jūs ten sakot, gyvybės hakas, life hakas. Leidžiantis apačioj, kada dedi pėdas taip, labai kerta per blauzdas. Aš atradau sekantį lipimo būdą, kojas dėti šonu, palipi keliais laiptais vieną pusę, apkeiti ir lipi šonu. Tada koja lenkės visai kitaip. Nu, čia toks biški iš trail bėgimo. Nekerta taip per kelius ir per kojas. Aišku, gal kažkam atrodys keista, žiūrintiems dar kažką, pabandykit. Pabandę parašykit man komentaruose, nusisukot galvą ar ne. Nes... Buvau pareigotas nufilmuoti dar vieną techniką. 2 žingsniai tiesiai, 2 žingsniai šonu. Ne, aš negaliu komentuoti, aš nežinau tavo technikos. Nuo akmenukų priklauso. Mažesnis akmenukas dedi koją šonu, didesnis. Ja. Ne, tai aišku. Bet temperatūra kyla, ne? Viskas. Jaučiu, reikės vėl apnoginti savo kūnus. Va. O jeigu esat bėgikai, va taip reikia. Atsilenkus. Bet mes ne bėgikai esam. Aha, kol aš išmokau taip bėgioti į apačią. Kai buvo keista. Jo, atsilenkėt gal, kojos biški sulenktos. Bet aš pastebėjau, kad tai tinka tik bėgimui. Nu, ta prasme, gal ir eidamas taip atrodau, bet... Jo, gal ir eidamas jau atrodo. Bet man šoninis ėjimas mažiau pakerta koją. O jeigu yra galimybė bėgti, aš bėgu irgi. Jo, bėgu. Nu, matai, mes tada per filmuką sudarėm. Irgi bėgom. Nes užsiknisi lipti. Ir jeigu moki pataikyti į akmeną teisingai koją, tada, raumenis netaip skauda. Nes tu čia dabar, kada ištesi koją beidamasis, ilgai sulenkta koja būna.
o bėgant ne taip. 20 sekundžių buvau išjungęs kamerą, kad iššnypščiai ir buvom išlindę iš debesies. Bet vėl kametena, ne? Kameroje atrodo, kad nesimato. Mama. Viskas, rengiamės, užkaitom. Gali pateikti tą informaciją, kurią man ką tik sakei? Kad mane gali užkelti tokį... Ne, kaip tau patinka? Į viršų, kad nereikėtų lipti, o į apačią aš galiu leistis iš bet kur. Nu, va taip va. Tik. Ir tada aš iš karto kitą dainą. Žemyn, žemyn, eime su manim. Bet iš tikrųjų, kai pagalvoju, koks aš muzikalios sielos žmogus. O, jis nebėra. Jo, papa. Jo, papa. Nerealiai. Tai gal lipam į viršų dar? Kur? Dabar atgal ten? Tu žiūrėk, ten iš vis debesis baigęs. Taip, o tu ten atgal dabar nori lipti? Aš nenoriu smurtinės situacijas šeimininėje aplinkoje. Aišku, kad į apačią. Mentos! Och tu! Aš nei tap. Nu ir pasakykit dabar man, mėly sekėjėliai. Ar mes padarėm klaidą, kad nepasilikom dar po pusvalandį? Nes čia saulė. O kažin viršuj, ten vis dar saulė. Ar ne saulė? Ne, aišku, būtų jinai išlindus. Kažkurio tai momentu. 10 valandų vakar. Ne, kur tas ten viskas debesyse, jie net neįsivaizduoja, kad čia jau čia yra švies. Ne, būtumėm... Aišku, būtumėm savaitę kitą pabuvę ir būtumėm sulaukę to saulės. Bet mes neturim taip laiko. Mums reikia dabar suknelės pirkti. Už 500. Net kai mes pribaguotum. Už zlotą. Už zlotą. Ta daugma kažkas tokio lygio, taip kaip iš rezervą, bet gal kažkas tokio. Nu gal iš mokyklai kaip tas iš pardavimų. O kodėl ne iš mamuto? Ne, aš paties drabužių nenešiu. Nes nesibandžius. Ger. Ožiakis čia vadinas tas ežeras. A tulžis ar akis, nežinau. Pagaliau nusileidom tiek, kad prasidėjo jau žempušės, ar kaip jos ten vadinas. Žemaūgė, ne, kaip vaikščiojančios pušės.
vaikščiojančios žempušės kalnų pušys, jeigu tikslus pavadinimas, o lotyniškai spigliotus kalnotus. Jo, tą reiks ištrinti vis dėlto, galvoju, nebereikia jau čia gėdos daugiau darytis. Tai va, tokiais keliukais mes. Iš kur tų žmonių, jis eina ir eina. Noris, žinai, nufilmuoti, kad kaip laukiniai gamtoj tipo. O. Reikia aukščiau kojas kelti, kad netrūktų pirštų galai į akmenį, dar kažką. Vat šito aš nemoku. Šiandien dar visai neblogai einas, bet... Tada dar pareitum krovės kojų nepakelti. Tai sakau, šiandien dar kažkaip dar nieko. Šiaip aš už kokią, nežinau, kas 10 akmens blimp. Ir kiekvieną kartą leisdams nuo kalno. Sakau, ačiū batukai jums. Ačiū, aš vareišiu kruvinais batais. Tfu, kojais. Pirštai. Oi. Tai aš ne tai filmuoju gamtą. Kaip tau sekas? Gerai, bet tau kas nors sakė, kad mano autorinės teisės pažeidė. Ne. Tai aš tai sakau dabar. Jūs pabaigsi teismą. Aha. Visą savaitę klausynus išbausim. Oho. Tai valgai darys. Oho. Švenkartinių maitinsimės. Nepavaikit džasburgerį. Nu. Dar pavyzdžiui. McDonald's, bet profesorium. Va 3 dienas ir svir. Nežinau, per kamerą matas ar nesimato, bet
Kaip įdomiai. Namukai. Kaip upė sustatyta ten. Nežinau per kamerą kaip čia rodo. Taip ir nuvingiuoja. Kaip upė. Jo, leidžiamės tokią neišdžiūvusią. Tešlynai, mešlynai. Porą kartų pats vos neišsivanojau. Vieną kartą vos nenukritai nuo kalno. Žiūrėkit, kaip kelias, ką. O mes kiekvieną kartą mokam jiems mokestį įeinant. O jie melioracijos tai elementarios nesusitvarko. Ką? Nepapam. Ai, tai čia jau nebeslidus, čia tik tai šlapi. Eina, na. Man patinka. Nauja patirtis. Ne, bet tą pirmą kartą, kai slystelėjau, tai toks biški mištelėjau. Taip kažkaip nelinksma pasirodė, aš sakau. Kas? Ai, prie to skardžio, kai buvai prie jūs. Nu, nes šiek tiek tai reikia, atrodo, nu gerai, jeigu ne tas blogiausias scenarijus, kur mano buvo nupieštas, kad su pakaušiu dėdė į akmenį atbuls skris, tai nu, su subinkauliu, tu tiek tai reikia, blumt. Ir jauti per stuburą, trak. Bet šiaip tai čia viskas saugu, iš tikrųjų. O dabar įsivaizduoji su savo tais tokiais kedukais, kuriais tu galvoji, kadai. Šlapias, kojas, permirkusias, vis. Nes su kedukais nori, aš sakau, tiesiog toks pats žygio batus, tik trumpus. Ai, tik beuliuko. Man ekranėlis buvo išsijungęs. Aš nežinau, kur filmuoju iš tikrųjų. Tai jeigu nematėt kažkokių įdomesnių kadrų, tai labai atsiprašau. Tekėk, upeliuk, tekėk. Kad tik brolis nepamatyt, kur aš tave nusivedžiau. Jis nebeišleis daugiau manęs, tave su maniu. Baigės krioklys, ne? Krioklys tas baigės jau. Upelis. Tai... Ne, nu ten biškai pačioj liktai jau sausą matau. Kažkaip jisai būdavo ten iki pačioj, iki to tokio tiltuko. Kiek pamenu. Ai, aš kiekvieną karčią kai einu, tai per vandenį, tai visą laiką ten. Ne, ten kažkoks upelis yra, tai manau, aš galvoju, kad ten jis turėtų subėgti. Ai, ten kyla. Tai ką, mūsų kalnų žygis pamažu eina į pabaigą. Atgal į Kužnicėlę. Kužnicėlė. Čia tiek jau ir beliko, čia į dešinę posūksino salą, kaip mes visada visiems pabrėžiam. Bet nieks nežino, kurioje vietoje mes čia esam apskritai. Lenkijoje. Zakopanė, Aukštieji Tatrai. Nors mes dabar nusileidom, ne, iki jau beveik iki visai žemiausių. Tai va, tai dar prie tiltelio
įsijungsim. Kažin, kaip persijunginėtas? Ar aš bekalbant galiu? Ta prasme, ar iškart persijungia ir man tik ekraniukas nerodo, ar parašykit, mėly žiūrovai, nes mes nežinom, kaip čia viskas yra. Nu čia. Jo, vėl žiūrovai. Čia pats skardžiausias skardis yra iš visų skardžių. Va, ir čia vėl akmenys slidi. Ten matai, kur vanduo visai bėga. Matyt, jas nuskalauja ir nebeapsineša jie tai žvyrais. Nu čia tai žvyrais apsineša. Nes jie nenuskalauti. Tuoj užšoksiu kažkam ant galvos. Ant labiausias susikaupimo tave pagavau. Ant lentų man jau blauzdas skaudėti lentų. Dabar nieko. Tai laukiu tą vakarą tęsim. Arklio tepalus ir pipiriniai 2 pleistrai būtų jau man blauzdų. O man aš net nežinau, man net neskauda. Žinai, čia tas jausmas, kai tu jauti. Nesmilksta, nieko. Nu, ta prasme, vat, pavyzdžiui, nugarą man kartais neskauda, bet aš ją visada jaučiu. O kartais skauda. Tai va dabar kojos man yra viskas, kas žemiau penių, man, nu, ta prasme, nuo kelių ir į apačią. Nu, tegul žino, kad man kojos skauda. Nu, Jezu. Tai va, apėjom. Ką mes užtrukom? Aišku, nuo mašinos reikėtų atidėti 6 valandas 52 minutės. Su vaikščiota lygiai 16 km. Va dabar, va, ant tiltelio stovim. 16:01 užsidegė. Ką dar galim pasakyti? Nieko. Dar einam iki mašinos. Daug būčiai pabaigė. Pabaigai, pagaliau. Sakė, nefilmuoti ir nefilmuosiu. Žygį užskaitau žiauriai, bet su trūkumais. Atviro erdvės trūko ten, ne? Nori gal pasidėti čia prieš einant? Ne, čia irgi nenori. Kur prieš einant? Nu, iki mašinos. O čia dar turite reikės tai? Nu, kokias 7 minutės gal, ne, gal 5. Ar da? Nenoriu. Aš kažką pradėjau pasakoti. Ai, va. Lygiai užskaitau žiauriai. Čia čikšt jo iškerpu. Kad galėjo atsiverti debesis, ne? Kad pamatyt. Bet aš jaučiu tada iškirpsiu iš kažkieno YouTube'o pavoksiu ir klijuosiu. Tipo, kaip ten mums viskas gražiai gavos. Nes fainiai ten. Nes matydavau žmonės, žinai, ten švies ant pėveikės atsigula, deginas, atsidaro vaizdas į Slovakiją, bet tai kas čia dabar geriau 100 kartų išgirsti, negu 1 kartą pamatyti. Viskas, grįžtam. Geriau 1 kartą pamatyti, negu 100 kartų. O antrė gal irgi gerai, bet nesu bandęs. Darbus. Ačiū, dargi filmuoji. O, Jėzau, nieko tikrai nenorėjau pasakyti. Norėjau išjungti, bet netyčia paspaudžiau, kad filmu. Gerai, te. Apartamento apžvalga. Čia yra apartamentų išrinkėja. Stovim prie srauniausios pasaulyje upės. Srauniausia upė. Srauniausia. Srauniausia. Na, kodėl tu čia? O štai čia yra mūsų nams. Kažkoks tai. Mūsų balkonas yra 2. aukšte.
ten toksai iš apvalus. Nežinau, aš matau, kur aš rodau, o jums neįdomu žiūrėti parašyti. Plecha, atsiprašau. Mūsų balkonas štai ten yra. Da, dokumentus reikės užpildyti kažkokius. Šis reikia užpildyti. Nu, tipo, vardas, pavardė ten. Nu, vakar sakau, esku, davai rytoj, užlipom laiptinėj gražų antrą aukštą. Būtų apžvalga. 104. Kažką geria be mūsų. Tai va, gražus, paprastas, tvarkingas, nuostabus butelis, veidrodis, televizorius. Dar nuostabesnis. Tas čia yra, va. Čia rūbinė. Čia. Čia nuostabus miegamasis yra. Spinta. Kortelė. O, kad elektros neturim. Taip. Čia viskas. Va, vonė. O kodėl nefilmuojam iš karto tik atsikraustę? Todėl, kad visiška nesąmonė. Mes, pavyzdžiui, ateini ir nežinai kodėl, kas ir kaip. Nu, gražu. Mintį kokią noriu pasakyti. Kad, pavyzdžiui, balkonė, išėjus į balkoną, nėra rankenėlės. Durim pritraukti. Dabar... Funkcionalu? Ne, nefunkcionalu. O šiaip, tuoj nusimausiu batus, parodysiu balkoną. Va. Tai va, dar ir turim tokį balkonėlį. Kaip jis atsidaro įdomiai. O, kaip jisai įdomiai taip atsidaro. Atsidaro, bet per 2 varčias. Nu, toks nedidelis balkonėlis. Sėdimo vieną vietą. Sėdimo kitą vietą. O ten savo autotransporto priemonę pasistatėm. Ten, jeigu per namo kampą matos kalnai, kaip ir rašė. Nu, čia kažkoks dar. Tai va, o jeigu nori užsidaryti duris, tai turi taip, arba taip, arba taip. Tai apie ką aš ir sakau, jeigu tu nepagyvenai viešbutį, tai sakai, kad viskas gerai. O dabar sakai, viskas gerai. Švara super, trūksta krankenėlės. Ate. Jaučiu gyvačių. Išvažiavom iš Zakopanės. Atvažiavom. Ne, o buvo istorija tokia. Išvažiavom iš Zakopanės, geri orai, bet jau kažkaip nebeturėjom jėgų lipti kalnus. Tai sakom, važiuojam namo, nes Lietuvoje turim apiplanuotą savaitgalį, ta prasme pasiūlytą. Ir bevažiuojant, ar reikėjo lysti? Facebooks. Ne, per Delfį skaičiau horoskopą ir pabaigiau skaityti horoskopą ir išmetė straipsnį. Delfį tiesiog, kad yra Maldyvai. Maldyvai. Nu tai va, atvažiavom. Esam Krokuvoj. Lenkijos, Kroatija, Zakopanės, Kroatija, Maldyvai. Mašinas pasistatyti nėra kur, tai kažkur pasistatėm. Ir dabar einam. Kažkur, net nežinau, kas ten yra. Pasiėmėm, maudomus pasiėmėm. Pasiėmėm rankšluostį, pasiėmėm. Ir šlepet. Ir nežinom, ar ten bus muziejus Maldyvų, ar... Beveik Maldyvai. Kaip tai? Baseinai, va. Lioma, kaip trumpin mane. Nematyt, su metais ateina čia tokie. Tai va, žodžiu, einam ieškoti. Jeigu pasiklysim ir neįdėsim to filmo į YouTube, žinokit, kad pasiklydom. Nu, blemba. Nu, tikrai kažkur atėjom. Ujubi iškulma. Kažin, jungt kamerą į priekį ar ne? Davai, jungiam. Maudai jūs atvarėm. Jo.
Gražumas gražumėlis. Panašu, kad neįsim. Blemba, čia kažkokia keista technika. Ne technika, kaip jinai vadinas? Strategija, ne strategija. Ta prasme, kažkas išeina, kažką įleidžia. Kol neišėjo, ten matyt ribotas kiekis. O ten tokia eilė stovėti. Nežinau, ar mes norim. Tai manau, kad iš už tvoros nusifotkinsim ir tada keliausim toliau link namų. Kodėl tą kamerą įsijungia? Kai reikėdavo man į save fotkinti, tada jinai įsijungdavo, nesvarbu. Aš norėjau įsijungti. Tai ką, pažiūrė? Nestovėsim tos eilės. Tai tikrai sustojus. Nebent čia turi ateiti, kada nuo kelių dirba Labai atsargiai. Yra gyvačių. Slaivai. Kodėl mane filmuoji? Nu, kad Nes aš esu Maldyvos. kad būtum turėjus prisiminimą. Prie krūmo. Na. Ne kasdien prie krūmo. Kur tu man kažką? Ten bakur. Eik. Ja. Ne, nu tai kad žinai, kad ateitų. Kad aš buvau. Na, kad buvo. Mums čia. Einam į parką. Kaip ir galėtum, bet kad ten kas būtų gal tiesiog tą. Aš net, nežinau, bet tai ten iki to Varšuvos kiek 300 kg dar. Tai jaučiu, kad varoma, ne? Varč. Ir paskui žiūrės. Toliau. Tai nerodyk. Filmuok. Tai iš kur man žinau, tau tai filmuoju. Tu reikia stebėti aplinką. Žodžiu, tuos baseinus Maldyvus aplankyti mes rekomenduojam. Jeigu esat apsistoję Krokuvai ir jeigu turit laiko, jo, ir iš ryto reikia, nes blemba, pastovėjom prie tos eilės. Nu kiek? 10 minučių, neužtrukom, ne, buvom, jo. Tik 4 žmonės įėjo, o eilė iš kokį, nežinau, 105 žmonių. Tai kažkaip dabar 1:30, tai jeigu už 2 valandų einam vakaras, tai tada būtų reikėję ieškoti ko? Nakvynės, valgydynės. Bet šiaip fain, gražu, norėčiau nuvažiuoti. Gal kitą kartą? Gal. Kai kojos pradės man skaudėti.